got on your feet? Converse All-Stars, vintage 2004. Don't turn your face up like that. I know you want some. All you gotta do is ask. Kalba kedai. Labas, aš esu Deividas ir esu priklausomas nuo kedų. Šiandien ant stalo nugulė vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų batų modelių pasaulyje – Converse Chuck Taylor All-Star. The Converse StarTech with the unique unisaddle designs. Reach for the stars, reach for Converse. Viskas prasidėjo paprastesniais laikais, kai savo firmą galėjai pavadinti Converse Rubber Shoe Company. Ir tai įvyko 1908 metais. O pirmoji šio modelio versija pasirodė 1917 metais ir jo sudėtis beveik nepasikeitė iki šiol. Ta pati guma, tas pats brezentas. Šis modelis iškart tapo elitiniu krepšinio bateliu, tik problema, kad pats krepšinis dar toli gražu nebuvo labai populiarus. Didysis perversmas įvyko 1921 metais, kuomet prie Converse komandos prisijungė dabar jau legenda tapęs Chuckas Tayloras. Tuo metu Chuckas dar vaidino profesionalų krepšininką ir atstovavo Akrono Firestones. Tačiau algos turbūt buvo ne pačios įspūdingiausios ir jis nutarė prisidėti prie pardavimų komandos. You guys play here too? Weird. I was just out and about. Thought I'd see if anybody wanted to play some round ball. Chuckas sėkmingai derino pardavimus ir krepšinio pamokėlės, kol galiausiai 1932 metais Converse priešais jūsų akis stovintį modelį pervadino į Chuck Taylor All-Stars. Logotipas realiai nepasikeitęs nuo to laikotarpio. Tai tik dar labiau svirino Converse rolę krepšinio pasaulyje, kol galiausiai visa JAV rinktinė 1936 olimpinėse avėjo Converse. Finalas pasibaigė stebuklingu rezultatu 19-8, laimėta prieš Kanadą. These douchebags bring your A game? Let it rain! Rain dance! Time out! Converse toliau dominavo krepšinio pasaulyje ir 1984 metais tapo oficialiu olimpinių žaidynių kedų tiekėju. Taipogi turėjo sutartį su tokiais krepšinio gigantais kaip Dr. J, Larry Birdas, Magicas Johnsonas, Charlesas Barkley ir Isaiah Thomasas. They're everywhere! They're everywhere! They're everywhere! Converse All-Stars. Look for them everywhere. Official athletic shoe of the 1984 Olympic Games. Bet pakaks apie krepšinį. Būtent 8-ame dešimtmetyje įvyko lūžis. Converse buvo atrastas kaip puikus laisvalaikio batelis. Tuo metu didžiausi influenceriai buvo roko žvaigždės, o jos nesibodėjo avėti Converse ir per koncertus, ir renginių metu, ir vaizdo klipuose. Neišimtis buvo ir kino ekranai. Converse'us galėjote išvysti ir senose filmuose, ir net naujose Netflix serialuose. Atrodytų viskas klostosi puikiai, tačiau atėjo 2000 metai, pardavimai krito žemyn ir Converse grėsė bankrotas. Kol galiausiai 2003 metais buvo užpildyti bankroto dokumentai. I declare bankruptcy! Yra toks posakis, vienas dalykas, kurio negali nusipirkti, yra istorija. Tai Nike padarė šiek tiek kitaip, jie nusipirko Converse ir jų istoriją. What are your superpowers again? I'm rich. Pradžioje inovacijų gigantas Nike bandė Converse'us modernizuoti. Ekrane matote, kaip jiems tas pavyko. Brother, what's that? Po tokių sėkmingų bandymų Nike suprato, kad reikia leisti Converse gyventi taip, kaip tai jie darė iki šiol, tik su daugiau pinigų. 2012 metų duomenimis Nike parduoda po vieną porą Converse'ų kas 43 sekundės. Trumpai tariant, žmonės labiau nustebs, kad tu neturi Converse, o ne kad turi. Su Chucku atsisveikinam ir iki kitų kedų. Thanks a lot, kid.